Jai Shri Radhe. Tai gyvenam pas Bryžabasius, Samai kaimelyje. Ir čia užsisvečiavome, nes labai maloningai priima. Vėl vakaras, vėl susirinko vietiniai, Bryžabasiai vėl kirtanas. Malonius badžinus dainuoja. Labai gyvi badžinai tokie. Šito šiandieną kičrį padarė, bet neaštrus, labai skanus. Valgę kičrio, išvažiavome po vietinės šventyklėlės pasižvalgyti. Su rikša, tai vieną šventyklą nuvažiavom, labai patiko, ne kartų dar nebuvau buvęs. Tenai pasirodo vyko Krišnos Rasa ir Holi šventė. Ir Lalita, viena iš gopių surišo Krišnos ir Radhos duoti su jos sari išdykaudama. Tenai būdami šventykloje Pudžaris papasako istorijų dar apie tą vietą. Kunda graži yra. Ir mumis visus ištepė įvairiais spalvotais milteliais. Ta proga, nes Holi šventė tenai vyko. Dar buvom keletą vietų, bet šita buvo viena tokių spūdingiausių, neteko dar niekas būti. Grįžom pietų pas Bryžabasius į namus. Šeimininkė buvo padarius pietus, tai buvo karės, bulvių sabdžius, rūgpienis ir aišku, roti kepti ištepti su sviestu. Paprasta, bet labai skanu. O pačio galo dar atnešė iš Govardhanų, iš Giliraš parduotuvės razmalajų skanių. Nu, tai siela puota buvo. Labai laimingi šeimininkė, su dukromis aptarnavom ir patenkinti, kad mes galim, kad svečiuojamės pas juos. Va tokia diena, tai visą dieną praktiškai ilsimės, o rytoj planuojam toliau pajudėti. Skubu į Badžanų vakarą. Visiems linkėjimai, Jai Šri Radhe.